Sveiki, sveiki visi. Taip, kaip blaiviai gyventi, žinai, be cigarečių, be alkoholio, be narkotikų, blaiviai. O kai blaiviai gyveni, sąmonė taip pukšt. Ir pati sąmonė pradeda sąmoninga būti, supranti? Tu pradedi būti sąmoningas. Sąmonė. Ir realybė iš karto keičiasi, žinai. Supranti? Tie visi trukdžiai, aš minėjau praeitam įraše, tie visi trukdžiai, jie yra palaužti mūsų valią, kad mes nebūtumėm sąmoningi, stiprus ir galingi. O mes esam labai galingi, ir šitie metai, ir sekantis metai, ir sekantis 5 metai, sekantis 10 metų, sekantis 15 metų ir visi kiti parodys, kokie mes esam. O nuo mūsų atėmė visą tai. Atėmė. Ir tai buvo visokiausiais būdais, čia gal kitą kartą papasakosiu, įsiplėsim gal vėliau, žinai. Ir per prievartą, ir ne per prievartą, ir visai buvo, žinai. Čia daug niuansų. Bet dabar, žinai, visus tos mums reikia atmesti. Tos trukdžius, tos pirminius trukdžius, žinai. Cigaretės, alkoholį, narkotikus. Ir rinktis patį geriausią maistą, kokį mes suvokiam geriausiai, žinai. Mokintis, pasimokinti, pažiūrėti tą informacijos dabar pilna yra. Ir lietuviškai, ir angliškai, ir rusiškai, visko yra. Tai va, kai paimam tos trukdžius, tos pirminius, žinai, cigaretės, alkoholis, narkotikai, dar yra ir pornas vyram, ne, pornas irgi labai žemina, labai destruktyvi programa pornas yra vyram. Dar ten kas, eiti į barus, žinai, gerti su chebra ten, taip toliau ir panašiai, žinai. Tai va, visus tos trukdžius, žinai, pirminius tos pašalinti labai lengva. Įjungti mūsų valią, mūsų valią. Rusiškai volia, angliškai, kaip tas angliškai, sušnekėjau. Free will. Mūsų valia. Čia mūsų pasaulį mes vedame, kiekvienas žmonės vedamės mūsų pasaulį. Mūsų pasaulis eina į priekį nuo mūsų valios. Mūsų valia jį tiesiog spiria į priekį, žinai. Mūsų pasaulis yra vedamas kiekvieno žmogaus, žinai. Ar iš Lietuvos, ar Lietuvoje sėdi, ar tu Airijoje sėdi, ar tu Kinijoje sėdi, ar tu Rusijoje sėdi, ar tu Brukline sėdi. Visi mes su savo valia, žinai. Tai va, mumis norėjo palaužti, bet pasaulis apsikeitė labai stipriai. Ir dabar patvirtinimas buvo lapkričio mėnesį ir sausis atėjo, čia per tą porą mėnesių patvirtinimas buvo labai stiprus ir mums reikia labai stipriai išlaikyti tą valią, ko mes norim, ko mes trokštam, ko mes atėjom čia, žinai. Stringam biški, balsas stringam biški. Tai va, kai tos visus pirminius trukdžius pašalinam, mes po kokio mėnesio, netgi po porą savaičių, po porą mėnesių, tu net pažinsi savęs. Tų trukdžių nebėra, tų pirminių tokių, žinai, tų paprastų tokių. Nebėra jų ir
pradedi geriausią maistą savo valgyti, žinai. Daug vaisių, daug daržovių, daug sulčių gerų. Patį geriausią, kokį suvoki, kokį sugebi, žinai. Maistą. Ir pradedi už kokių mėnesių, 2 mėnesių, tu net pažinsi save, žinai. Tu pradėsi sąmoningai taip žiūrėti, wow, kas čia dabar, žinai, čia visai ne taip, čia tas, mane norėjo apgauti, bet, žinai, aš tai bendrai kalbu, žinai, aš bendrai gal kokią dieną pakalbėsim konkrečiai apie ką nors, bet o tos pirminius trukdžius pašalini ir labai lengva. Kaip pašalinti? Labai lengva. Aš jau pasikartosiu dar iš praeito įrašo. Įjungi savo valią, viskas, aš taip nebenoriu, man to nebereikia, viso gero, čioškit. Jeigu gali pajusti pasipriešinimą sistemos, žinai, tai biškai gali padrebinti, žinai, žiūrint kokiam lygiai tu esi, žinai, ar tenai pijokas, ar tenai vieną kartą į metuose išgeria alaus butelį, žinai, žiūrint kokiam lygiai esi, žinai, gali jausti pasipriešinimą sistemos. Kas čia dabar? Ne, reikia išgerti, reikia parūkyti, reikia narkotikų, bla bla bla. Ne ant savo stovėti ir viskas. Griežtai. Ir paskui, kai tu jau tokioj būsenoj, kai būsi, tvirtoj tokioj, tau net nebereikės, taip su pirštu, bum, puch. Lauk, viskas. Tau net nebereikės, žinai, apie tai galvoti nieko. Reikia biški laiko, prasitreniruosi ir viskas. Tai va. Ok, tada pasimatysim, laikykim vartus stipriai. Dar reikia labai daug darbo nudirbom, dar reikia padirbėti. Tai va, 7 minutės, nu gerai. Laikykim stipriai vartus ir pasimatysim labai greit. Iki, čiau.